Pasirodo, ant drobės galima padaryti 3D gyvatę ir tai yra pakankamai nesudėtinga. Ir dabar esu mėgų ir galvoju, jeigu aš nusipirkčiau plastelino. Dabar tik esu aš, mano drobė ir plastelina. Ar pasiemu peilį, nes su kažkuo lipdyti vis tiek reiks. Jau pakankamai sunkus, tai kiek jis vers su plastelino sluoksniu. Nėra gerai. Bandom daryti tekstūrą, aš bijau. Dieve, smierda. Ta tekstūra. Viskas yra su šitu blogai. Turime tokį mažą. Imti sukti rutuliuką, man nesisuka, nes jis yra šlapės, gerai. Jaučiuosi kaip keramikui kokiai. Pažiūrėkit, kaip ir šį padarėm. Eik tu savo, mano rankas dabar atrodo va šitaip ir jaučiasi dar blogiau. Reikia padaryti gyvatės tekstūrą, būtent odos. Pagrindai va šitaip. Nu, arčiausiai, kas gali mane pribėti prie tokio rezultato, yra skustukas. Satisfying. Manau, padariau, kaip ir čia raštai tokie, aš plovau rankas ir vis tiek matau molio ant jų. Nuoširdžiai pavargau, tai tiesiog išėjau pasivaikščioti. Ir vėl viską iš naujo bandyti vakare. Nekreipkite dėmesio, kaip jie atrodo. Jis turės atrodyti va šitaip, kas yra monotoniškas ir ilgas procesas vėl daryti tą patį, bet čia fainas. Au. Blogai palikau kaklą ir man taip sutraškėjo, skau. Sur problemų ieškau, nu gerai. Turime dar vieną suraštuotą vietą. Tuo jau besmerkiančias akis. Aš vakar filmavau, dirbau iki 11. Padaryčiau visą šitą gyvatės tekstūrą. Realiai viską sulangavau. Sulangelinau? I don't know. Dabar, ką tikrai labai reikia daryti, tai viską nudažyti juodai. Turiu juodų dažų. Šau pasakė, aš turiu juodų dažų. Mes turime viską. Jis yra nauja. Teptuko būklė nuo to plastelino yra nekokia. Aš jaučiuosi kaip statybininkas. Man reikės už 20 minučių išvažiuoti, tai aš nenoriu. Galvoju, kad stipliau savo maikę. Nes taip ir yra. Dabar tai reikia palaukti, kol viskas išdžius ir galiausiai reikės nuspalvinti gyvatę ir pagalvoti, ką dar daryti su šitą drobę. Pirmieji rezultatai pamatys mano Instagrame Knyguolis ir ar norite trečios daryti.